Pagražiu. 51 rublį. Gal paskui nusipaveiksluosiu, ką? Suojamas žolės. Ką? Kur čia žolė, matai? Suojamas žolės. Moterų mušti negalima. Negalima, moterų ir nemuš. Nemuš. Nemink akmenų. Akmenų nenubraižom. Taigi, gerbėmiai, prašyčiau tylos. Prašyčiau tylos, gerbėmiai. Norėjau pasakyti, kad matydavom štai šitokius dirbančius laukuose. Romus. Geraširdžiai. Aha. O tik nusisuk, žiūrėk jau ir kapoja jūsų šviesybė, ar ne taip? Galvas dalgiai dvaruose. Tai žvėris. Au. Sakiau žvėris. Tai žvėris. Neduok Dieve tokia sutikti kelyje, kai šalia nėra gero žmogaus. Bet mūsų čia visų susirinkusių į pareigą gelbėti paklydusius, ar ne taip? Taip. Ar ne taip, klausimas? Ten. Taip. Dievo žodis turi vesti į doros kelią. Štai šitas velnio sėbras pasirodo 5 metus Latvijoje, šunis lodė, o dabar čerbį dar į kelią. Nebėra tvarkos. Ei, ponuli! Gal galėtumai man nuo peties blusą nuimti, a? Nuo kurio peties? Nuo abiejų. Nuo abiejų? Štai ir dar vieną. Daugiau! Šito mužiko blusai. Jaučio ragai užaugo. Atminkit, gerbėmieji, ir tu gailestinga. Kad ramie avelė yra 100 kart geriau už kvailą pudrą. Ji visuomet susilauks pagarbos Dievo akise, pasirodo jūsų šviesybė, kol jūsų nebuvo, buvo pasikesinta jūsų turtus. Tokius niekšus reikėtų nedelsiant kabinti ant šakos. Bet mūsų pono ant ko tai? Ant šakos, teisingai. Antrina šitas tikšius. Bet mūsų pono, atleiskit, širdis jūsų šviesybė minkšta ir gailestinga. Jis leidžia jums visiems čia susirinkusiems va štai šitą špygą taukuotą. Ponuli, žiūrėk, kad tavo ščikna nebūtų sviestuota. Maikštuolis. Aš neleidžiu! Prašau, pasigailėk! Jis leidžia jums va štai šitą špygą taukuotą. Jūsų šviesybė, jeigu jūs nieko prieš, pagirdyti šviežių, brangių jūsų maloningas ponė šulinių vandenių. Na, alaus reikia užsidirbti. Na, ar yra kuris čia nors vienas gailestingas, tavęs jau nebereikia. Na, kuris pagirdit? Ar čia visi kas, karaliais pasidarė? Ką? Ne į vieną, duok. Imuk. Duok. O ką daryti reikia? Daug ją gerklę. Ožė tas skaistimus. Geriau pati numirs, negu tadą numarės. Pakartot. Gal mes tave pakartos. Ką tu dabar nori, kad paskandintų į man nori? Ponas Tijūne, parodykit, kaip mužikai girdomi pas mus dvare. Kaip pas mus girdam jūsų šviesybę? Kokie? Tik biskį darė. Jūsų... Čia dabar kas? Na, mėly ponai, dovanokit už tokias silpnumo akimirkas. Jūsų šviesybė, aš tas... Brangusis, paklausyk manęs. Na, gal tu nebūk toks kieta širdis. A negalėtum bizūną dar man duoti? Aš jums tada užrėšiu. Su to bizūnu. Ponas Tijūne. Arklius gražino. Na, gražino. Vežimą gražino. Na, tu tokie eilės gražias skaitai. Brangusis. Mėlieji, na mano viena širdies pusė linksta prie baronaitės ir prie baronienės. Na, bet kita, kaip sakant, prie dvariškų taisyklių.
Mano linksta Mielieji, visai kitą pusę. tokioj aklavietėje atsidūręs, aš tiesiog prašau jūsų pagalbos. Būkit geri, man patarkite, ką man daryti su... Leisti be kalbų. Gal padaryti liškį? Padarom liškamšą. Galiausiai šio daryti reikia, ką jau čia? Ponas Tijūnė, paleiskite Tadą Blindą ir ruoškite svirną vestuvėms. Bet jūsų šviesybė, ten jūsų sakėt spektaklį Hamletą. Ponas Tijūnė, aš dar kartą kartoju, paleiskite Tadą Blindą ir ruoškite svirną spektakliui vestuvės pažaldoką. Jūs ir Vestuvėm! porą kartų. Duokite lauk! Darbo kartą manęs. Tu bitininkas per daug tau leidži. Jūsų Išverkite dar galbūt alaus ar dar pabūkite ir visi į vestuvės, atšvęskime tas vestuvės. Kokios jos bebūtų? Brangieji, visi į teatro svirną! Tebūnie vestuvės! Jeigu galima, jūsų šviesybę aš nustatysiu laiką. Tada vestuvėm pasiruošti. Na šitą jau galim. 16:30 visus, kaip nebūtų keista, skaudu ir pikta, turiu pakviesti jūs vestuvės. Alaus, Ir dabar bus ir alaus apačioj. O dabar skirstomės visi, Na skirstomės. kągi, mielieji, kol jaunieji pasiruoš, jūs irgi pasiruoškit. Prašom dar pažaldoką, pabūkim. Na, 20 minučių gerų. Ir visi į vestuvės. Visi į vestuvės! Kur vestuvės bus? Vestuvės pa!